Pokyčiai mokykloje prasideda ne nuo sienų, ne nuo technologijų. Jie prasideda nuo žmonių, kurie pasirenka augti. Ir tada keičiasi viskas – požiūris, drąsa ir tikėjimas tuo, ką darote. Tauragės rajono savivaldybėje vykusi tūkstantmečių mokyklų programa tikrai visiems turbūt gerai įsiminė kaip ypatingai įdomus projektas. Projektas, kuris atnešė daug įvairiausių patirčių ir turbūt reikia pasakyti, kad nesitikėjom, kad šitas projektas pareikalaus tiek daug mūsų visų kompetencijų. Sveiki. Sveiki. Kadangi mūsų projektas eina į pabaigą, norėjau pasidomėti, kaip sekėsi jūsų progimnazijai įgyveninti šį tūkstantmečio mokyklų projektą. Puikiai. Mokyklai šita programa įnešė reikšmingų pokyčių. Tobulėjo ugdymo procesas, modernėjo ugdymosi aplinkos, o svarbiausiai sukūrėme erdvę, kurioje kiekvienas mokinys gali patirti sėkmę, atrasti savo gebėjimus ir ugdytis pagal patirtį. Mokyklų projektas pas mus buvo tokie stiprus 2 metai, pilni entuziazmo, kūrybos ir augimo. Šitas projektas davė impulsą ne tik atskirom mokyklom, bet ir visai Tauragės rajono švietimo ekosistemai. Mes pradėjome veikti kartu, daryti pokyčius kartu ir tuo pačiu pamatėme, kaip gražiai galime veikiant kartu, būtent švietimo sistemoje, turėti rezultatą. Tai mes darom bandymus, naudodami įvairiausias priemonės, iš kurių išgaunam kažkokią tai reakciją. Jūs esat susiskirstę į 5 grupes ir tose 5 grupėse atliksite skirtingus bandymus. Smagiausia, kad naudingą daiktą gali sukurti pats. Nuo idėjos iki rezultato. Šio projekto dėka įsigijome baldus, įsigijome lazerio aparatą. Mokiniai programoje braižo brėžinius, perkeliami darbai į lazerį, lazeriuojami darbai ir pristatomi bendruomeniai. Šiandien atliksim su 8 klasės mokiniais laboratorinius darbus, naudosim priemonės, kurias gautum pagalbą. Kiekvienas žingsnis į priekį prasideda nuo sprendimo. Išdrįsti galvoti kitaip, pamatyti daugiau ir nebijoti klysti. Mums mokytis daug įdomiau, kai gali išbandyti pats.
Džiaugiamės, kad būtent lėšos, kurios buvo skirtos infrastruktūrai, įgavo savo formas ir mes turbūt džiaugiamės atnaujintų Jovarų stadionu, Skaudvilės sporto sale, įvairiom klasėm, lauko klasėm, vidaus klasėm, sensoriniais kambariais. Tai vaikui duoda galimybę pasijusti jaukiau, geriau, saugiau. Čia mes turime sensorinį kambarį, kuris šiuo metu tai nėra kažkokia prabangos prekė, bet būtent ta vieta, kur vaikai turintys kažkokių emocijų, elgesio sutrikimų, ypatingai autistiški vaikai gali ateiti, nusiraminti, gali suvaldyti savo emocijas, sumažinti pyktį. Ir čia turime priemonių, kurias įsigijome iš TUM, dalyvaudami TUM veiklose. Tai ir šviečiantis vamzdis, ir pluoštas šviesos, ir kur vaikai gali tiesiog nusiraminti, atėję pasėdėti, nuraminti savo emocijas. Krėslas, ypatingai tinkantis autistiškiams vaikams, kada jie gali atsiriboti nuo aplinkos, kur garsas yra užslapintas. Ir jeigu dar jam trūksta to nusiraminimo, yra pasunkintos antklodės, kuriomis galima ir užsikluoti. Tai čia toksai ramybės mūsų kampelis, sensoriniams pojūčiams, taktiliniams pojūčiams reikalinga sienelė. Turime kitą zoną, tai yra tokia daugiau žaidimų zona, tai yra šviečiančios grindys su įvairiais žaidimais, kada vaikai gali grupėse žaisti ir labai geri tokie žaidimai, kadangi vaikai mokosi ir laukti eilėje, ir bendradarbiauti, ir draugauti, ir išgyventi nesėkmę, jeigu pralošia. Girdai, gerai, ir Dovydai, pasakyk savo vardą garsiai. Dovydas, sako, nenori dar. Gerai, Algirdas kaip tvirtai eina, labai gerai. Šaunuoliai, gerai. Kai keičiasi žmonės, keičiasi ir mokykla. Ji tampa gyva, atvira, kupina prasmės. Vieta, kurioje norisi būti, kurioje auga ne tik žinios, bet ir žmogus. Ir būtent tada pokyčiai tampa tikri, tokie, kurie išlieka ir kuria ateitį. Vaikai, šiandien mūsų integruota pamoka susijusi su muzika ir su kalba, būdvardis melodijoje ir tekste. Aš jums šiandien parinkau dainelę, kuri susijusi su vasara. Susiraskim tekstą, tos dainos žodžius. Grafų yra lentelėje. Ieškokite. Šitoj dainelėje daug daiktavardžių buvo paminėta ir mes jiems turėsime pritaikyti po būdvardį. Mūsų mokykloje svarbiausia, kad kiekvienas mokinys galėtų save atrasti, kurti ir augti. Mokytojai, mokyklų vadovai taip pat turėjo tikrai nemažai naudos. Pirmiausia, įvairūs lyderystės projektai, atskiri projektai
turbūt sutelkė vadovus išmokti naujų dalykų, įsigilinti į šių dienų reikalavimus, matyti savo mokyklą kitaip. Nebuvo lengva ir tikrai buvo tokių momentų, kai pagalvojome, kad tūkstantmečio mokyklų programa yra labai sudėtinga ir tarsi nusvirdavo rankos. Bet dabar, kai atsigrėžėme atgal, matome, kad ta nauda, kuri per 1,5 metų įsiliejo įvairiomis formomis į mūsų švietimo įstaigas, ji yra tikrai labai vertinga. Kaip Tauragės Jovarų pagrindiniai mokyklai sekėsi įgyvendinti 1000 mokyklų projektą? Oi, ačiū, žinokit, labai gerai. Pažiūrėkit, mes turim tokią nuostabią erdvę, kur sportuos visi mūsų net rajono mokiniai. Nes erdvė tai yra skirta ne tik mūsų mokyklos, ne tik mūsų bendruomenės, bet ir viso rajono mokiniams, tai yra per tinklaveikų, mes tikrai nuveiksime daug darbų. Norėčiau tiesiog pakviesti pažiūrėti, turim nuostabią futbolo aikštę, didelę, kur tikrai mokiniai galės ne tik įgūdžius, ne tik tai savo praktikuoti, bet taip pat ir prabėgti labai gerų tempų, taip kaip jiem reikia. Taip pat džiaugiuosi, kad jau ir bendruomenės susidomėjimas yra labai didžiulis, nori žmonės ateiti, sportuoti, užsiimti aktyvių gyvenimo būdų. Labai norėčiau pasidžiaugti ir treniruokliais, kurie yra mūsų mažyliam pastatyti, ten yra šiek tiek vyresniem mokiniam, na ir žinoma krepšinio aikštė. Su visom apsaugom, su tribūnom, kur tikrai galėsim užsiimti nuostabią veiklą. Taip pat numatytas yra ir daržas, bei planuojame pastatyti kupolą ir įrengti kelias lauko klases. Na, o vėliau kviesiu pasižiūrėti ir jau išpiešta šachmatų lenta. Jovarų pagrindinėje mokykloje vykdomas projektas Gyvenk žaliai, kuris skatina mokinių atsakomybę, tvarų požiūrį į aplinką. Projektų metu mokiniai domėjosi žaliąją energetiką, pakartotinių antrinių žaliavų panaudojimu, apsilankė vėjo ir saulės jėgainėse, taip pat Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje. Na ir pačioje mokykloje mokiniai suprojektavo ir įrengė sveikatinimo taką, iš antrinių žaliavų ir gamtinių medžiagų įrengė vabzdžiams viešbutį ir visus darbus atliko patys mokiniai ir šiuo metu mes mokyklos bendruomenė labai džiaugiamės. Sveiki, direktoriau. Labas rytas, Ilija, labas rytas. Kadangi projektas eina į pabaigą, atvykau pažiūrėti, kaip jūsų gimnazijai sekėsi įgyvendinti 1000 mokyklų projektą. Aš manau, kad mums sekėsi tikrai ganėtinai puikiai įgyvendinti. Įrengtas yra tikrai labai gražus sensorinis kambarys. Įrengta labai nuostabi multifunkcinė salė, tai būstų ir teatro pasirodymai galėtų vykti, cirko pasirodymai, spektakliai, na ir be abejo sporto renginiai, tai čia yra faktas. Tai tikrai labai džiaugiamės, atsinaujinę esam ir nekantraujam, kad prasidėtų visos veiklos. Tai va, Julija, matot, kaip gražiai atsinaujinusi mūsų sporto salė. Aišku, dabar vaikų nematom, nes, kaip matom, saulėta, oras gražus, tai vaikai sportuoja lauke šiuo momentu, bet tikrai visi labai džiaugiamės atsinaujinusi gražia sporto sale. Apšvietimas irgi iš 1000-mečio projekto lėšų labai gražus. Na ir sportui aktyviai leisi tikrai labai gera erdvė. Turim ir elektrinius dviračius minamus, kurie būna išnešti čia, kada yra pagal ugdymo programą reikalinga vaikams sportuoti. Laipiojimo senelės taip pat, kur mokiniams tikrai labai patinka. Tikrai džiaugiamės atsinaujinusią salę ir oro kondicionavimo, vėdinimo sistemos ir visa kita šviesu, gražu, tai tikrai esame labai patenkinti. Savivaldybės taryba, kada pritarė taip pat ir administracija rajono ir meras, pritarė, kad dalyvautų visos 6 mokyklos, kurios atitinka projekto reikalavimus. Tai būtent tai paskatino
didesnį bendradarbiavimą, tinklaveiką tarp mokyklų. Suteikia lygesnės galimybės ir daugiau galimybių visiems. Tai tuo mes ir labai džiaugiamės. Ir būtent šitas mūsų visų turbūt mokyklų įsijungimas į šitą projektą atneš tikrai nemenką rezultatą. Žalgirių gimnazijoje pagal 1000-mečio mokyklų projektą buvo atnaujintos 4 matematikos klasės, nupirktos išmaniosios lentos. Šitame kabinete įrengta 30 asmeninių kompiuterių darbo vietų. Mokiniai gali tobulinti žinias, gilinti įgūdžius, taikyti technologijas, mokantis matematikos. Už TUM lėšas įsigijo lazerinę pjaustyklę, su kuria mes pamokų metu su mokiniais kūrėme įvairius darbelius. Tai mes šiandien norim pasidalinti TUMO patirtim, kurią įgijom per keletą metų Jovarų mokykloje ir norim pasidžiaugti sėkme, kaip mums pavyko kurti saugą aplinką. Dėka to, kad dalyvavome eilėje TUMO organizuojamų kursų, mokėmės vieni iš kitų, sėmėmės patirtis ir jomis dalinomės su savo ugdytiniais. Šio projekto stažuotėse įgyta patirtis buvo pritaikyta ir mokykloje. Tai šiais metais organizavome tylos ratą ir piešėme užrištomis akimis skambant muzikai. Šios veiklos įtraukė vaikus į procesą, kurio metu vaikai jautėsi saugus, ir žinoma galėjo išreikšti save per kūrybą. Vykdant 1000-mečio mokyklų projektą, mūsų mokykla dalyvavo TUM veiklose ir turėjome matematikos akademiją, kurios metu geriau besimokantieji mokiniai turėjo galimybę tobulinti ir siekti savo žinias ir siekti aukštesnių mokymosi rezultatų, o tiem, kuriems silpniau sekėsi, irgi turėjo galimybę tobulinti savo žinias, tačiau savo lygmeniu ir pasiekė tikrai geresnių rezultatų. Pasibaigus projektui, linkiu visiems su ta pačia energija, kūrybiškumu dirbti toliau. Ir džiugu, kad naujos patirtis mus įkvėpia. Ir kad supratome, kad pamokos gali būti kitokios, kad bendrauti galime kitaip, kad galime atrasti naujų idėjų ten, kur galbūt nesitikėjome. Ir iš tikrųjų sunkaus darbo reikia, bet sutelktai visi kartu tikrai galime būti žingsniu priekyje.